O mes su Elija važiuojame į Tauragę. Greitai Elijos gimtadienis ir jos svajonė triušiukas. Važiuojame pasiimti triušiuką. Triušiukas turi pasą, turi skiepus visus, o vardas jo Dipsis. Su gimtadieniu. Ačiū. Su gimtadieniu. Ačiū. Su gimtadieniu. O, ačiū. Wow. Čia pats brolis rinko. Su gimtadieniu. Ačiū. Oho. Čia tušinukas. Oho. Na ir tu jau gavai pagrindinę dovaną triušį ir šiandien dar smulkės dovanėlės, tai su gimtadieniu. Ačiū. Saldainiai. Dar vieni saldainiai. Ir lankelis. Ausis. Ir šortai tokie. Saldainiai. Taip, tokie viso. Matei, koksai kaip kubikas. Oho. Tušinukas. Nu, minkštas kaip triušis. Ten šiandien tau viskas labai minkšta, švelnaus kaip triušis. Tokį raktų pakabutį tie pagamino. Ir atvirutė. Auskarai. Laumžirgiai tokie. Žemuogių kvapo kvepalai ir dezodorantas. Ir lūpų blizgis toks mielas. Valio! Mes jau paskutiniu metu nebeplojame per gimtadienius, nes tai nepatinka šunim, baisiausiai pradeda loti. Vaikai, kokie gražuoliai, ko? Nu.
8 metai, kaip mes su vyru susituokę ir štai gavau nuo vyro kokią dovanėlę, pakabutį širdelę ir auskariukus. Jis man sakė, išsirink, ką nori. Tai aš sakau, norėčiau pakabučio ir auskariukų. Ir žiūrėkit, koks įdomus auskarų užsegimas. Nusipirkau ventiliatorių, šį kartą su pultu. Mano perdegė. 3 metus veikė ir viskas. Pas mūsų vyru nauja lova ir irgi su pultu.